Tadam. Labas rytas. 5 kilometrų aukštis. Wow. Rytelis tai amazing. 11 dieną. Paskutinis pušas, paskutinis. Reikda muš šitą kelionikę, kad ir kaip jau liūdna ir smagu tuo pačiu metu, bet paskutinis pušas, vaizdeliai nesveiki. -18 ir lauk ir viduj ragų ragas, kojikiam ragas, bet ką, laiks vyniuoti. Nenuliuks prieš akis, vanuoja pilnatis. Hebrai ankstyviai jau išvaro. Aplenksim nieką. Mes tokiu greičiu judam, kad čia kiti išein 5 rytą, mes 8 išeinam dar aplenkiam. Aišku, čia sakau, kaip ir minėjau, čia ne lenktynės, bet tiesiog nemoku lėtai eiti. Aišku, sustoju nemažai pafilmuoti. Jeigu nefilmuočiau, iš vis skrisčiau. Bet šiandien nusimato labai ilgą dieną, apie 9 valandas, gal net daugiau. Paskutinis. Kaip ir kiekvieną rytą, košikė, kavikė. Pasistiprinam ir viniuojam. Nėra kada čia žaistis. This is a champion breakfast. I thought this is breakfast. Wow. Enjoy your food. Aš čia košę valgau, jisai 4 kiaušinius pasiėmęs. Monstras. Prasideda kelionikė. 7:30. Pats paskutinis išeinu iš kaimo, ne pats paskutinis, dar prancūzas su kolumbietė liko pusryčiaut, bet aš sakau, išeinu, jūs dasivysit, nes aš dar noriu videokovą padaryti. Lėčiau biškeisiu. Rimti reikalai nusimato dabar apie 3-4 valandas be sustojimo kilims. Rytinis pušas. Jau pompa. Tiek prisirengęs esu, kad sunku eiti. Bet po mažą žingsniuką kažkaip įveiksim. Komu. Oi. Wow. Kaip tokie vaizdeliai. Visiškai negyvenama jau zona. Jau pusvalanduką eina iš tuo kaimuko, iš tuos bazės. Žiauriai trūksta oro, sunku kvėpuoti. 5 kilometrai plus aukštis. 50% mažiau deguonies. Jaučiasi jau, kad sunku kvėpuoti. Ok, nėra kada čia stovinėti. Pumpuojam toliau. Jaučiu koks -20 dabar. Bet tuoj išlysim ant saulutės, tuoj. Žingsniuk po žingsniuką. Matau pirmą šiandienos tiltuką ir po to žiaurus pumpavims į viršų. Bet jau bausim ant saulutės, nebe tai bus šalta. Nes dabar tai čia ragas, kojų pirščiukam ir ranko. Gerai, kad Agnė čia nėjo, jei ragas būtų čia su kvėpavimu, tikrai neatlaikytų. Gerai, kad nepušina savęs. Let's go. Wow. Saulutė. Wow. Wow. Kiekvieną kartą norėdamas pafilmuoti turiu kelias sekundės pastovėti, kad galėčiau pakvėpuoti. Pridat kančios, žodžiu, kvėpiu tas filmavimus. Nėra kada ilsėtis. Pumpuojam toliau, šiandien labai ilgą dieną. Oi, negaliu filmuoti dabar, kai lipsiu viršų, nes ragas. Oi, vietiniai sakė, būn snieginių leopardų čia
nemažai, bet aišku, nelabai tikiu, kad mes pamatysim. Gal ir nelabai norėčiau pamatyti, kad čia ateitų arti. Žodžiu, negaliu, žinokit, kalbėti ir eiti. Galiu nuolipti čia bet kada. Kas už posakiuką mūsų laukia? Baigiu dasibyt, kažkokią grupę žmonių matau. Wow. Reikia nepamiršti atsigerti, va. Gera mintis. Reikia atsigerti. Su ledukais vanduo užledėjęs. Reiktų laikyti prie krūtinės, kad atšiltų. Nes čia tuo užledys iš visą nelabai matos per nepermatomą. Reik čia nešti jaučiu. Kaip šitą ką tik ruožą įviniavau. Aplenkiau kažkokius čiūvus, vastovi vis dar. Toliau viniuosim. Matau, ten žiauriai pasikrovė greičiausiai porteriai. Kažkieno daiktus nešioja. Aš persirengiau, nes pradėjau žiauriai pumpuoti karštą. Nėra vėjuko, tai viskas gerai. Lengviau biškiai, sunkiau nešti, bet lengviau kvepuoti, kai mažiau apsirengęs esu. Kažkaip mane taip spaučia, tie drabužiai nepatinka. Ir kai šalta, kažkaip ne taip gal labiau pavargsti, kažkaip tą galvą biškį prapučia, ne taip tvinkčiau jinai, nes kitaip ragų ragas. Metas išsitraukti sunkiai artileriją. Putinkšt. Važiuojam. Daug žiauriai jėgų šudmaliaudams išnaudoju. Bet tokia youtuberė dalė greičiausiai. Viniuojam. Oi. Nu na, jau tokiam aukštį į priekį atgal vaikščioti, nebe bajeris. Iš 2 valandas iki tos vietos, tada dar 4 į apačią. Kol kas dar sunku suvokti. Tokius skaičius, bet ką, nėra kelio atgal, nei atgal tai neisi. Eini tiesiog galvą nuleidęs, kartais ją pakeli, pasigroži gamčikė. Ir vėl judi. Tokia yra kalnų dalė. Už dyką kalnai nieko neduod, nori pakilti viršų, turi pumpuoti. Tokia kaina. Wow. Užpumpavau čia zigzagą žiaurų. Vaizdelis dovanų. Sveiki. Aplinkui visur 6-8 kilo aukščio kalnai. Žiauruminiai, žiauruminiai. Vaibelis ir nuotaikikė 10 000. Pasaka negyvenimas. Nėra kada džiaugtis, pumpuojam toliau. Zigzagais judėsim į viršų. Gal netgi už tuo kalną jau pamatysim Torunglą pasą. Iš tikrųjų tai neįsivaizduoju, čia mano tik spėjimai. Naivums, už kiekvieną posūkį tikies, kad jau atėjai, bet kai žinai, kad kiek valandų eini, tai dar toli gražu. Oi, kojytės, maldauju. Kur be pasidairysi, nei gyvos dvasios. Nei augaliukų nėra, nei žmonių, nei gyvūnų. Nieka. Wow. Kartais taip sujam, kad atrodo galiu įvemti, triesti ir nuolipti negaliu pasirėmęs ant galvos į pagaliukus ilsėtis, nes tikrai galiu nuolipti. Reikia išsitiesti. Dar vietoj to, kad ilsėčiaus ir kvepuočiau, turiu šūdą malti. Pasaka, bus bent jau nuotykis, didesnis nuotykis, ką čia žaistis. Eit ir kalbėti geriausiai. Lupikiam ragas. Pasieksiu va tą viršūnę, ten atsigersiu.
Hebra, nepatikėsit. Vis sakiau, kaip toj sustosiu pailsėti, taip ir nesustojau. Pumpavimas pas mane vyks baisinis. Visus lenkiu. Bet žiūrėkit, ką priejau, kas prieš akis. A, girdit. Tadam. Viskas. Aukščiausia mano kelionės vieta. Trong La Paz. What the hell? Easy. Easy. Aukščiausia perėja pasaulį. Pasiekta. Tadam. Penki kilometrai, 416 metrų. Pavyko! Va taip, va taip. Aukščiausia kol kas mano pasiekta vieta. 5416. Žiauriai šalta, šiaip žiaurus vėjuks, tai ilgai čia negalėsiu užsibūti. Teks pumpuoti, biškį pasigrožim tą gamčikę, pasidžiaugiam ir varom toliau. Kažkaip galvojau, kad bus dramatiškiau ir daugiau emocijų sukels man šitą viršūnę, bet pasirodo, kad čia easy, iš vis buvo easy. Smagus buvo šiaip hikes, daug pumpavimą, patiko. Geri vaizdeliai, visiems rekomenduočiau, kas nori išbandyti savo jėgas, mentaliai ir fiziškai, aišku. Superinis. Galiu tik kartuotis, kad kalnai yra mokytojai. Žiauriai šiaip užspurdėjau tokiu greičiu, kad pats esu šokė. Kažkaip šiandien jutau, kad mano dieną pasiruošinėjau jau tam porą dienų, porą naktų beveik nemiegojau, čia strategavau. Čia žinot. Tai šiandien taip užspurdėjau, kad nebuvo man lygių, nėra šansų čia žodžių man kažką užsufeilinti. Let's fucking go! Žiauriai šalta, čia 5,4 km aukšti. Jeigu saulikė už debesiuką pasislėp, pizda. Nenoriu trauktis striukės, tingiu. Tai davai judam, užpumpuosim, toj sušilsim. Ui, sorry. Vaizdeliai, kokie ją pačiainan bus, tai bomba. Žiūrėkit patys. Nėra komentarų. Dabar biški organizmui šoks bus, nes pakilau kažkiek ten tų metrų, neatsimenu tiksliai, 800, kiek ten 700, o dabar nusileisiu 1,5 kilometrą. Tai gali biški hitinti aukščią ligą, bet nieko, pozityvum svarbiausia. Kai bus taip, ignoruoju aš visus tos faktus, svarbiausia, geras emocijas, pozityviai galvoti ir nieks čia nenugalės, neįveikiami mes esame iš tikrųjų. Iki tol, kol kažkas mumis įveikia, aišku. Kad ir kaip čia šūda malu, bet tokia realybė yra. Kieti, iki kol minkšti. Wow. Vaizdeliai, kokie žiaurumą. Apakęs aš. Slieniai, negyvenama, negyvos dvasios. Kai vėjuks nepučia, nėra taip šalta, išgyvenama. Kaip nors 11 dienos didžiausias iššūkis baigts. Dabar beliek tik tais kažkiek čia tų 3 valandas, kiek čia leistis į apačią ir viskas chill. Jeigu dar turėsiu laiką, gal šoksiu į džipą ir važiuosiu iki dar žemiau, kai ten bus dar šilčiau. Žiūrėsim, kaip čia gausis, čia mano tie planai keičiasi. Koks grožis. Jau po biškį leidžiamės į slėnį, vis arčiau tų milžinų, arčiau. Skrendu nesveikai, beveik bėgdams, su lazdikiam kaip su 4 kojom. Sunku net paaiškinti, kaip aš čia judu. Taip va. Wow. Koks gamtos grožis, ką? Žiūrėkit, vėl sutikau tos kalnų viščiukus. Čia 2.
Bet jie iškart put. Bet jie net nebijo, žinai. Biški. Put. Mažiukai, gražuliukai. Put. Koks gražus. Ut. Dabar tavo eilė. Ne? Ok. Būna ir tokių ruožų su sniegiuku. Reikia atsargiai nenubildėti į apačią. Todėl šiaip reikia naudoti lasdelės. Bet žinot mane. Žinot. Nejaugi teks tuo eiti smailių galiukų. Nice. Mom and dad. Ok. Čia šiaip galima užvaryti. Mūsų takelis į apačią, bet čia šiaip galima užvaryti. Pažiūrėt, kas gera. Nenorėčiau nukrist nuo šitos skardžio. Ten tolumoj matos kažkokie kaimukai. Gal ten ir varysim. Visas va. Biški tokiais. Priėjom kažkokį namėliuką. Mačiau dasivijau hebrą, kur išėjo 5 valandom anksčiau negu aš. Tadam. Tokie vaizdeliai. Hello. Hello, where are you, my friend? I thought I lost you. I was following you all the time. How are you? All good? Alive? Alive? Gal ten ir eisim? Nieks neaišku. Žiauriai šalta čia ant kalną, tai manau reikia per ilgai neužsisėdėti, nenoriu atšalti raumenių. Greitą tokį rausim. Išėsim, kaip po to jau bus, gal teks pasilikti, gal išeis pavažiuoti. Nuspręsiu, kai pasieksiu taškas galutinį. Zigzagiukais kažkur į apačią ir ten nueisim. Ragas biški kojom nuėjimą vien tik į apačią. Į viršų, aišku, buvo užpumpuota nesveikai, bet kažkaip man į viršų lengviau eiti. Į apačią ragas. Skrendu, bet ragų ragas. Dar sunku, turi būti abutrus labai, nes slidinėjai. Tai ant akmenų, tai ant sniega. Visą laiką turi stabdyti save nuo gravitacijos. Kad ir gravitacija mūsų draugs šiuo atveju. Bet kai tokia ilga kelionė negali visą kelią bėgti. Reikia labai atsargiai. Porą kartų vos neįsidrėbiau. Prie jau kažkokia stotelė. Saulutė šviečia. Jaučiu reikia šokti iš vieną sluoksnį. Nesveikai. Oi. Okay. Šokam iš bliuzono. Pasiliksim tik termo. Žiūrėsim, gal nesušalsiu. Nes kiaurai šlapsi. Nežinau, ar nugarą mato, bet jaučiuosi kiaurai šlapsi. Kad vėjas neperpūstų, užsimetam šitą. Нахуй, писал, что ли? Да, еще не. Tada vienu sluoksniu mažiau.
atsigeriam ir varom. Sutikau gidą kažkieno priekį einantį, gal tų dviejų, arba gal iš galą kažkieno einant. Sakė, kad ten nuo pačios jau šis lengva, valandą laiką nuo pačios, nes jau beveik visą laiką tiesiai reiks eiti. Sunku į kalną kilti, bet kažkaip, nežinau, man lengviau atrodo negu leistis. Leistis lengva, bet tuo pačiu labai greit užknis. Žodžiu, padėtis bei išeities kalnai, balansas. Jeigu nori vieną, turi gauti ir kitą. Kojom ragų ragas. Kaip taip? Kenčiu iš paskutiniųjų. Prieinam kažkokį kaimiuką, bet tikrai ne šits mūsų. Per mažas. Dar ten reiks su šitos kalvos varyti. Kojom ragų ragas. Netikėjau. Netikėjau, kad taip žiauru bus. Bet vaizdeliai pašoniai visada tokie paukšti. Pagaliau priėjom ženklą. Mukitinach 1 valandą. Wow. Valandžikė belika. Mano žingsnių kem minučių, manau. Reikia atsigerti, nes tuo uždusiu. Žiauriai oro trūksta. Nuo dulkių, dėl to, kad negeriu vandens. Bet dabar reikia sustoti. Ir visą laiką taip sakau, va dabar reikia sustoti ir nesustoju. Bet dabar tikrai reikia sustoti. Manau, kad ten priekį Mukitinach šventykla matos. Čia iš vis vaikų žaidimai. Oi. Čiliukas. Wow. Žiauru. Žiaurus užpompavimas. Be komentarų realiai esu iš vis toks ištirpęs. Ką mes čia matom? Ar tik ne tiltuką? Tuo išsiaiškinsim. Ogi taip. Antras šiandienos tiltuks. Mukitinach 30 minučių. Visai ilgs atrodo. Ir status. Važiukai su skambaliukais kažką čia muzikuoja. Skrebinžolikė sudžiuvusi. Wow. Šiaip tai žiauriai juda einama. Baisoka. Wow. Pasižiūrėkit, koks grožis šituoj pusėj. Koks grožis šituoj pusėj. Kur be pasidairai, visur yra nesveikai kosmosas kažkoks. Jau antiek ištaškė mane, čia yra tie vaizdai, aš jau net nebežinau, kaip čia dabar į civilizaciją reiks grįžti. Negaliu patikėti, kad per tą kalną perlipu. What the hell? Nesveika dydžiai. 5,5 kyla ne veltui. Komoj, perėjau tiltuką, komoj sėdžiu. Sakau, jau per balės, nebeturiu net komentarų, sunku be prašnekėti, nes liežuvis vos be apsiverčia. Rimta paskutinė dienikė. Rimta. Gražuolį savo ant keliuką. Kimarin. Mažytį. Mažytį. Neatrodai kažkaip draugiškai nusiteikęs. Kimarin. Žiūrėkit, kas tolumoj. Mukitinach. Viskas. Pusvalanduks belika. Nuo šitą miestelį jau važiuoju mašinas, autobusai. Tai labai mažai motivacijos eiti toliau tiesiog gatvė. Dažniausiai visi čia jau važiuoja. Tai žiūrėsim, ką mes darysim. Greičiausiai irgi neturi per daug laiko jau. Tai reik biškį paskubti. Welcome to Mukitinach. Žiūrėkit, kiek vėliavėlių. What the hell? Visas kalnas nusėts. Kažkokie šventikliai, gal užeisim. Šiaip jau nebėra motivacijos nieką daryti, nes koma. Kai jau žinai, kad beveik grįžai, iš vis jėgas apleidžia.
O, įėjom į šventiklį. Aišku, bus uždaryta. Bet vis tiek einam atiduot pagarbikį. O, kažkas nerealaus. Visur Infinity Notes masks begalinis, kur ir aš turiu. Džiovino boliukus, va. Nevokim. Ok. Nice. Spyną užrakinta. Nieko nepadarysi. Su visą deramą pagarbą vis tiek. Kaip arba čikį šildyti. Technika. Girdžiu verda. Wow. Tokį pasistatai savo. Jeigu tik saulė šviečia, turi karštą vandens. Šiaip visai nebloga idėja. Saulikė, free energy visgi. O, suktuks. O. Viens. Su visą deramą pagarbą. Pitinkšt. Kažkur čia prieisim, nieks neaišku. Ai, čia karštasios versmės. Vienuose buvom, tai nusivylims, net nebekyl. Ranka įpmaudytis, purvins tas vanduo kažkoks. O vietiniai čia vien tik tais čilin. Gal kažkas, kas jau žiauriai sukaita iš po kelionės, jau nebėra skirtumo. Niurka dėja, neaišku, ten šilts ar šalts vanduo. Iš jo į kūno kalbos sunku perskaityti. Čia šventykla. Primeskit šventyklą ir vonės. Karštasios versmės. Čia reikia ratų praeiti jaučiu. Yra, kad tave apipiltų. Wow. Šventikliukė tokia, skambaliukų belė kiek. Prikols. Senai bebuvau užuodęs kažką skaniai kvepiant, smilkaliukai. Vien tik tais prakaits ir smarvė. O čia visi čilin. Nieks nedrįst maudytis, nes per daug žiūrinčių. Gerai, čia su tais kalnais atrodo. Visi stata bokštelius kažkodėl. Tebūnie. Budulis ir kalnai yra tiesiog tobula. Keista sugrįžti į civilizaciją. Visur vien žmonės. Oi. Bet smagu. Dabar bus smagu biškį pajaust komfortą. Palygint, ką jau patyrėm per tas 11 dienų, tai čia jau yra uoga. Tikėkimės pavyks susiorganizuoti džipuką. Jeigu nepavyks, ieškosim kur ilsėtis. Dušiukas svarbiausia, pietukų. Biškį ragas yra ir kojom, ir galvai, nes žiauriai buvo didelis aukščių skirtums. Tai biškį išsinešęs jaučiuos. Gal net nereiktų skubėti. Bet žinot mane. Well. Atrodo, kaip kartoninė dėžikių pristatyta tolumoj. Taip, tiesiog balvons kažkoks čilin. Čia jau greičiausiai namai. Kalnuose biškį pamiršau, kad Nepalas visgi yra ne tik kalnai grožis, bet ir skurds. Grįžtam į realybę. Dabar tai tikrai oficialiai esu Mukitina. Žygis kaip ir baigts, ką? Aišku, oficialiai žygis baigts tik tada, kai nusimesiu kuprinį ir nusiprausiu po dušu. Kai moks. Buvau jau pamiršęs, ką reiškia tikras Nepalas. Kaip dogo žiauruma. What?
Čia dogai irgi. Čia bosą neš. Ok. Jau buvau atpratęs nuo surrealizmo nepalietišką. Čia toks tas ir kaimiuks. Kistrojkė atrodo pusiau, aišku, biški turistam kažko. Bet šiaip toks paprasteks. Visgi kalnuose esam 3,5 kilo aukštį. Tų va griuvėsių, jeigu ką, sveikatos centras. Laukiniai vakarai, grinai taip atrodo. Šunys čia dvikovose kažkokiuose laksta visą laiką, loja viens ant kitą, vien žino, kas čia vyksta. Gaujas, kokį 10 šunų nubėga už to namiuką. Gaila, nepamatysim dvikovos. Ne tik žmonės, bet ir gyvūniukai gyvena šitam miestelį, nais. Bele kas vyksta iš vis. Nuo arklių, dviračių, mocų iki mašinų. Man kažkokiu būdu reiktų susirasti kažkokį džipą, transportą į kitą kaimą, bet tai ką neįmanoma, čia jau viskas išeina iš miesto. Reikia kažko pasiklaus, gal einam į viešbutį. Hello, just want to ask. I'm looking for some transport to Jamsom. Transport? Yes, some car or a jeep or a bus, minivan. Is there some kind of... Station? Bus station? Yeah, state. Okay, thank you very much. Have a good day. Autobusų stojantis, sakė, yra ten. Nors jau čia nebepanašu, kad kažkas bus, bet bandom. Sunku patikėti, kad čia bus autobusų stotis. Čia toks jau jaučiuosi apleistam kaime kažkokiam kalnų. Nei tema. Kuo toliau, tuo labiau. Jau ir taip jėgų nebeturiu. Dar eiti ieškoti kažkokios stoties arba autiką. Ragas. Autobusų stotis. Sunku patikėti, kad čia tokia yra. Girdžiu, matau. O taip, mes išgelbėti. What? Kas čia per arklių rojus? Čia kažką geimin visi. What? Tokia keista vieta, viena arkliai ir autobus. Nu arkliukai, ką jūs čia, kur jūs čia varinėjat? Iki šventyklos. Einam aiškintis. Gal pasigausim kokį autiką. Wow. Mažyčiai. Tikiuosi, kad jūs visi laimingi. Tuo išsiaiškinsim, tuo skeriai apstos. Autobusiuks. Kuris čia važiuoja. Nieks neaišku. Namaste. Jamsom? No. Bus. No bus, only reserve bus. Sorry? Reserve bus. What is reserve bus? Kaip čia, tuo mes išsiaiškinsim. Kol kas čia nori mane apipisti, bet tuo išsiaiškinsim. Tikrai turbūt autobusu. Vietinis bičiuks, kuris gits yra, surado liktais taksą. Visi kartu, va tuoj gal 4 mes čia pasidalinsim, gal nereiks laukti autiką. Neblogs deals visai, bet ilga kelionė, bet gal netgi po karos. Hello. Vietinis bičiuks, kuris gits yra, surado liktais taksą. Visi kartu, va tuoj gal 4 mes čia pasidalinsim, gal nereiks laukti autiką. Neblogs deals visai, bet ilga kelionė, bet gal netgi po karos. Laukiam kažko, kaip galite įsivaizduoti, autobusų stotyse paprastai nebūna. Vėl čia haslinimai kažkokie, kainų derinimai, apgavinėjimai. Da čia kaimiukė, kaip jie žino, netgi, kad mums nėra pasirinkimą, tai mandravoj belia kaip. Žodžiu, čia kažko laukiam dabar, vėl žino, kas čia bus, nei džipa, nei mašinos. Siūlo važiuoti su taksiuku, bet tas taksiuks tokia boružėlė, kai jaučiu, kad net nepasiektumėme šiandien tos stotelės, mūsų sugriūtume. Džips nesveika tipo kaina, nu ką čia autikų tipo nėra, nors tuoj manau, kad atvažiuos, bet irgi manau žiaurus raids.
Nu, žodžiu, padėtis be išeities. Lygtais radom, žodžiu, vis tiek užhaslina mumis. Teks, nėra kitos išeities, visi čia mandri. Šoksime taksiuką dviesę, susiradau draugelį. Va, mūsų boružėlė, tikėkime, išliksim gyvi. Primeskit kalnai su tokiu. Wow. How was your journey down? Long. Whew. How are your knees? I can feel it. Oh, papa. Oh, papa. Oi, primeskit, su tokiu aš net nežinau, ar atlaikysiu, ar įmanoma. Iš vis ar išliksim gyvi, čia tokia kelionė nusimata, kad 5 gal kokias valandas, aš net nežinau. Kalniukai visur pašuonė, nu ką jau pabiškį reikia atsisveikinti su jais. Vis žemiau ir žemiau leisimės. Kalnai, olienos, jokių medžių, jokios gamtos. Pabiški leidžiamės, gal atsiras. Taip niūriai atrodo, liūdnokai, nors ir smagu po tokius pasivaikščioti. Baigės geri keliai, prasideda tokie. Wow. Toks kaimiuks. Sprendėm dar taksiukui sumokėti po 500 rubijų, kad mumis nuvežtų dar į kitą kaimuką, nes čia tai tragedija, čia dulkių miestas, o jau norėtų šiandien biškį komforčiuką, karšdušiuks, maistuks, namastė. Už taksiuką paleidai miestelį Čame kažkokį, varom ieškoti, kur čia apsigyventi, Ravų ragas. Paskutiniai užsiekmi, praputimai, va fonė, Čame. Okay. Netoks baisus, koks Džomsom buvo, bet vis tiek nelabai. Jau buvau pamiršęs, kad Nepalas yra varguolių šalis, kalnuose biški užsimirša. Oh well. Ieškom, kur čia apsistuoti. Tokia jau biški labiau civilizacija. Mergikės laksta. Čia pats centras. Namaste. Namaste. Kas čia vyksta? Girdi dėmesį centre. Hello. Iš proto čia išeis žmonės mane pamatė. Ir aš irgi aišku tuoj. Čia pats centras. Per daug čia biški man dėmesį. Reikia tept slides. Hotel Sunrise, namaste. Čia tų viešbučiukų belė kiek. Šiaip visai faina tokia centrinė gatvikė. Reikia ieškoti tik tais, kur greičiau atsimesti viešbučiuką su dušiuku. One night 1,000. Oh, expensive. Very nice room, no? If we have hot shower, it's okay. Yes, summer camp vibes. Yeah. It's okay. As long as we have shower, hot shower, very important. Okay. Yeah, I think it's okay. Toks kambariuks va, stovyklos vaibelis. Svarbu, kad kaldrų yra, nėra skirtumo. Svarbiausia, kad yra vonios kambarys su dušu, svarbiausia. O dabar dar nesibaigė misija, nusimečiau kuprinę, reik varyt nusipirkti rytoj iš rytą biletą. Autiką, tiksliau ar džipą ar autiką, net nebesvarbu, kad tik tai su iš čia nežinantis iš tų kaimų noris jau biški atsipūsti. Reik nepamiršti, kur čia mes apsistoję. Čia. Gal čia ir pavalgyt galėsim. Pečius matau, tikiuosi naktį pakurs vakare. Gerai. O, išėjom į pagrindinę gatvę. Kažkur čia pirksim bilečiukus. Rytoj. Va. Namaste. Tomorrow morning? 7 o'clock. 7? Today is finished, no? Yes. Yeah. How long is the... Correct? Yeah. 7 hours.
Čia restoraniuks atvarėm pavalgyti. Jau niekur nebenoriu eiti. Ragas kojikiam, noriu greičiau tik pavalgyti, nusipraust po dušu ir ilsėtis, nežinau, paskrolint ką nors. Kelionė kaip ir baigta. Anapurna Circuit Trek baigts. Negaliu dar vis patikėti, kai jau baigiau. Ką reiks dabar veikti, kai nežygiuosiu. Keista. Kažką sugalvosim tolimesnių misijų. O reikia išmėginti, girdit, jag burgeriuką. Šaltalankio arba čikį. Tikėkime, atgaivins. Jeigu gerčiau alkoholį, tai išgerčiau taurę, bet dabar užteks arba čikės už tą žygį. Nu ką, hebra, ragausim jaką burgeriuką. Atrodo paprastai, bet skonis neaiškus. Oi, koks ragas. Nieko nebenoriu. Nu nieko, pasaka. Gerai, nieko nenorėti. Reiškia, esu tikrai pavargęs. Nusipirkau tą autobuso biliečiuką rytoj 7 rytą, 7 valandas, žodžiu, kelionikė. Bet manau, jau nieko nebeapsimokė įamžinti, nes tiesiog sėdėsiu autikė, o rytoj jau būsiu Pokaroje, o Pokaroje jau gal čilinsiu, jau užteks, nes nesu dar tiek daug iš tikrųjų filmavęs kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakarą. Kainavo tikrai labai daug energijos, manau, be kameros būčiau dar gal kažkaip kitaip mėgavęsis. Bet nesiskundžiu, aišku, labai viskas patiko, turėsiu ir prisiminimą, ir jum parodysiu, kaip čia man sekės. Viskas, žodžiu, labai smagu. Ką čia dar pridurti? Žodžiu, o dabar ką, varau į dušiuką, smirdančius tuos drabužius pagaliau pasikeisiu, ilsėtis, kontempliuoti, ką čia pamačiau, ką pajutau. Ir jo, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu da žiūrėjot jau visą mano šitą kelionę. Davai palaikot, laikai, share'ai, scribe'ai, visi tie mygtukai spaudžiami yra. Ir ką, susimatysim kituose videose, manau, kad Nepalą videkaitas čia ir baigsis. Jeigu dar turėsiu laiką, gal kokį susuksiu, jeigu ne, kažkur kitur susimatysim. Davai, hebra, ačiū. Dar biškį norėjau jums patrukdyti, jaunimas. Žodžiu, nelabai moku nei pasisveikinti, nei atsisveikinti, bet šiuo atveju kažkaip atrodo neteisingai pabaigiau šitą Anapurnos reportažą. Tai taip kelis fakčiukus dar išvemti, apibendrinant šitą kelionę. Norėjau pasakyti, kad jin truko iš visą 13 dienų, bet pirmą dieną ir paskutinę dieną tai transportacija ir logistika buvo nuo Pokaros iki jau kaimiukų arba iki Pokaros atgal. Šiaip tokia visiškai vaikščiojimą buvo 11 dienų. Aišku, ten gali be galą, be kraštą vaikščioti, ten tų takiukų, ežeriukų, kriokliukų, kuo tik nori, kaimukų gali lankyti, ten gali mėnesius tuose kalnuose būti ir negrįžti civilizaciją. Bet man užtruko 11 dienų, pakilom į 5 km 416 metrų, gal liktis aukštį, ta aukščiausia perėja pasaulį. Pati perėja kažkaip mane biškį nuvylė, nebuvo tokia įspūdinga, kokia aš ten tikėjau, kažkaip dramatiškai vėjas, ten sniegs, kemsynai kažkokie, ne. Pati kelionė iki tuo buvo daug įdomesnė, spalvingesnė. Tai čia eilinį kartą pasiteisina mano posakis, kad pati kelionė visada svarbesnė negu pats jau, žinai, finalas kelionės. Tai jo, tai 11-13 dienikių išleidau apie $250. $205 čia jau su leidimais, su drabužiais išnuomuotais keliais, leidimai $5 maždaug, plus minus 3 PM, drabužiai irgi apie PM. Tada 200 kelionė ant maistą, bet šiaip sakė, kad gangi ne sezono metu, tai mums uždyka beveik visur apsistojom, tik brangiau biškių už maistą mokėdavom, tai žiauriai susitaupė. Kas sezono metu keliausia, tai bus 4 kartus daugiau. Tai mes 200 išleidom, tai žmonės išleidžia apie 800 dažniausiai per tokį pat laiką. Tai va, greičiausiai, kad čia pagrindiniai tokie faktai, mažai visai žmonių, smagu, tik tais keliuose jau pačiu paskutiniuose punktuose visi centruojasi į paskutinius tuos namiukus aukščiausiam taške, bet šiaip beveik labai mažai sutikom žmonių, tai rekomenduočiau keliauti ne sezoną, aišku, metu, biški šalčiau, labiau reikia pasiruošti, bet tuo pačiu nieko nereikia, jeigu turi gerus drabužius, striukę, ten kuprinė, miegmaišė, viskas tiekite reikia. Aš kai visada persikroviau drabužių belekiek, galėjau visus aprengti, visus pamaitinti, visiems visko duoti, tai būčiau dar nešęs. Tai tas biški pasunkina kelionę, tai eidams jau užmėčiau visokias kojines, triusikus, papildomus, maikės. Bet žodžiu, gyveni mokais, 20 metų jau keliauju po kalnus, vaikštau, niekaip neišeina susimažinti iki minimumą.
Nu nieka, žodžiu, nieka. Tai va, ką čia dar laiks, babkės, o šiaip kalnai nesveiki, ką daugiau čia be pridursi. Manau, kad viską greitai, va taip va išvėmiau, negaištant jūsų laiką, o daugiau jau, jeigu kils kažkokių klausimų, norit irgi keliauti, galit visada kreiptis į Justulį ir visada stengsiuos atsakyti į klausimus, padėti. Žodžiu, davai, ačiū už palaikymą, viską spaudžiam, davai, nebėr čia ko tu čia žodžiauti.